Ar žinojote, kad vienas neteisingas sprendimas šiandien jums gali kainuoti 50% viso būsimo pelno po 10 metų? SPIL ar VWCE, Amerika ar pasaulis? Tai nėra tik skonio reikalas. Tai yra matematinė dilema, kuri kankina ne vieną investuotoją. Vienas fondas kainuoja 6 kartus pigiau, kitas duoda ramesnį miegą. Šiandien aš atsidarau savo portfelį ir parodysiu, kodėl 2026-aisiais renkuosi ne tai, ką renkasi dauguma ir kodėl bandymas turėti abu yra didžiausia naujokų klaida. Sveiki, aš Auksė. Pradėkime nuo to, kas labiausiai gundo ir apie ką garsiausiai reikia antraštės – S&P 500. Jei esi naujokas, šis pavadinimas gali pasirodyti painus. Išversiu jį į žmonių kalbą. S&P 500 tai tiesiog 500 didžiausių ir galingiausių JAV kompanijų sąrašas. Čia nėra šiaip įmonių rinkinys, tai yra bilietas į uždarą VIP vakarėlį. Į jį įleidžiami ne visi, o tik patys stipriausi verslo milžinai. Čia renkasi tokie vardai kaip Apple, Microsoft, Amazon ar Nvidia. Norėdama patekti į šį vakarėlį, turėčiau įsigyti konkretų bilietą ETF fondą. O jei nežinojote, kas yra ETF ir kaip išsirinkti, esu dedikavusi atskirą epizodą. Labai kviečiu jį peržiūrėti. Nuorodą paliksiu ekrano dešinėje viršuje. Biržoje ETF fondų yra daug. Tikriausiai esate girdėję tokius populiarius trumpinius kaip VUAA ar SXR8, o jei negirdėjote, viskas gerai. Mano analizė jums papildomai sutaupys laiko. Joje pagrindinį dėmesį skyriau būtent SPIL, SPDR, S&P 500, UCITS, ETF. Kodėl S&P 500 strategija kartu su šiuo konkrečiu fondu man pasirodė toks galingas pasirinkimas? Nes jis turi 3 ginklus, prieš kuriuos sunku atsilaikyti. Pirmiausia, SPIL lenkia daugelį konkurentų paprasčiausią matematiką – kainą. Jo valdymo mokestis, angliškai TER, vos 0,03%. Leiskite tai paaiškinti visiškai buitiškai. Tai yra praktiškai nemokama paslauga. Jei investuoji 100 eurų, fondo valdytojai per metus iš tavęs paprašys vos 3 centus. Daugiau monetų per metus tiesiog prapuola tarp sofos pagalvių. Kai pamatai tokius kaštus, ranka pati tiesiasi spausti pirkti mygtuką. Tačiau maža kaina dar ne viskas. Antrasis ginklas yra istorinė grąža. Skaičiai kalba patys už save. Per pastaruosius 5 metus šis indeksas paaugo net 87%, tai beveik dvigubai. Tačiau dar įspūdingiau atrodo, kas įvyko per krizes. Atsimenate 2020 pandemijos paniką? Šis fondas tai puikiai atsimena. O jei žiūrėtume į rezultatus nuo to baisaus kovo mėnesio dugno, rinka šoktelė daugiau nei 200%. Žinoma, tuo metu daugelis bijojo net pagalvoti apie investavimą. Bet tie, kurie neišsigando, šiandien yra didžiausi laimėtojai. Ir čia mano pažadas jums. Jei prenumeruosite šį kanalą, aš būsiu tas žmogus, kuris per kitą krizę jūs padrąsins nebėgti, o investuoti. Ir galiausiai sunkioji artilerija. Warren Buffett nekartą sako, nestatyk prieš Ameriką. Jis tai įrodė savo pinigais. Buffett viešai susilažino iš $1 milijono, kad paprastasis S&P 500 indeksas per 10 metų aplenks pačius protingiausius ir brangiausius Wall Street fondo valdytojus. Rezultatas – paprastas, pigus indeksas triuškinamai laimėjo. Tai geriausias įrodymas, kad kartais tiesiog pirkti ir pamiršti yra pelningiau nei bandyti pergudrauti rinką su brangiais ekspertais. Kai sudedi viską į krūvą, mažiausius mokesčius, SPIL, istorinę grąžą ir paties Buffett filosofiją, atrodytų, kad nugalėtojas aiškus. Tiesa, bet čia įsijungia mano vidinis saugiklis. O kas jei vakarėlis baigsis? Taip, tiesa, kad šios įmonės veikia globaliai, tačiau investuojant tik į S&P 500, tavo pinigų namai yra viena šalis. Tavo investicijos tiesiogiai priklauso nuo dolerio kurso, priklauso nuo JAV įstatymų ir vieno centrinio banko sprendimų. Jei JAV birža sukosėja, tavo portfelis suserga plaučių uždegimu ir tu neturi jokios kitos atramos. Kitame ringo kampe stovi ramybės uostas, viso pasaulio fondas Vanguard, FTSE All World UCITS ETF, geriau žinomas kaip VWCE. Jei S&P 500 yra VIP vakarėlis tik amerikiečiams, tai VWCE yra masinis miesto festivalis, į kurį susirenka visas pasaulis. Čia telpa viskas. Ne tik JAV inovacijos, bet ir Vokietijos pramonė, Prancūzijos prabanga, Japonijos robotika ir net kylančios rinkos, kaip Kinija, Indija ir Brazilija. Iš viso šiame krepšelyje yra daugiau nei 3600 įmonių. Kodėl tai svarbu? Nes istorija juda ciklais. Mes dažnai pamirštame, kad JAV ne visada buvo vienvaldė lyderė.
Buvo dešimtmečių, pavyzdžiui 2000-2010, kai JAV akcijos trypčiojo vietoje, o kylančios rinkos krovė didžiausius turtus. VWCE turi nuostabią savybę. Jis yra savaime išsivalantis organizmas. Jei po 10 metų naująja Amerika taps Indija ar Kinija, VWCE automatiškai padidins tų šalių svorį tavo portfelyje, tau nepajudinant nė piršto. Tu visada būsi ten, kur yra pinigai. Be to, jei S&P 500 turi Warren Buffett palaikymą, tai pasaulio indeksas remiasi paties indeksų krikštatėvio John Bogle filosofija. Jo garsioji frazė skamba: neieškok adatos šieno kupetoje, tiesiog nusipirk visą kupetą. VWCE ir yra ta šieno kupeta. Tu nebandai atspėti, kuri šalis ar įmonė bus laimėtoja. Tu nusiperki visą rinką ir eini ramiai miegoti. Tačiau už šį platų tinklą, automatinį prisitaikymą ir ramybę reikia susimokėti. VWCE valdymo mokestis TER yra apie 0,19%. Matematika čia paprasta. Tai daugiau nei 6 kartus brangiau nei SPIL. Vietoj 3 eurų moki 19 eurų nuo 10 000. Esant nedideliam portfeliui, skirtumas nedidelis, bet turint didelį, skirtumas gali pasijausti. O kaip su grąža? Per tuos pačius 5 metus VWCE užaugo 77,8%. Palyginkime, 87,63% JAV prieš 77,80% pasaulis. Skirtumas yra apie 10 procentinių punktų per 5 metį. Tai nėra trupiniai. Ir čia kyla esminis klausimas. Ar esi pasiruošęs paaukoti tą papildomą pelną vietoj saugumo? Atsakymas slypi rizikoje. Pažiūrėkime į svyravimus, dar vadinamus volatilumu. Statistikos duomenys rodo, kad JAV rinka yra gerokai nervingesnė. Jos metinis kintamumas siekia apie 19%, kai tuo tarpu VWCE laikosi ties 14,5% riba. Tai reiškia, kad pasirinkę tik JAV, jūs sutinkate sėsti į aštresnius amerikietiškus kalnelius. Kritimai čia gilesni, o šuoliai staigesni. Pasaulio fondas šią kelionę padaro kur kas tolygesnę ir netaip tampo nervus. VWCE filosofija sako: aš nežinau, kas laimės rytoj, aš renkuosi visą pasaulį. Tai yra tavo apsauga nuo vienos šalies nesėkmės. Jei JAV ekonomika susirgs, galbūt Europa ar Azija paduos nosinę ir sušvelnins kritimą. Tik nesupraskite klaidingai. Jei JAV rinka griūtų, VWCE irgi tą stipriai pajaustų, nes Amerika sudaro didžiąją jo dalį. Tačiau skirtumas tas, kad VWCE per 10-metį gali atsistatyti kitų šalių sąskaita, o vienos šalies fondas gali ir neatsigauti 20 metų. Prisiminkime Japoniją. Kai 2024 vasarą dar tik bandžiau susigaudyti šiose džiunglėse, maniau radusi genialų sprendimą. Galvojau, o kodėl ne abu? Paimsiu SPIL dėl maksimalaus pelno ir VWCE dėl saugumo. Taip turėsiu geriausią variantą. Stop. Noriu jūs apsaugoti nuo šios iliuzijos. Techniškai tai vadinama persidengimu, angliškai overlap, o aš tai vadinu iliuzinė diversifikacija. Kiti vadina sviestas sviestuotas. Turiu atidengti kortas. Pirkdamas pasaulį, VWCE, tu jau perki Ameriką. JAV kompanijos šiuo metu yra tokios galingos, kad jos sudaro apie 60% viso VWCE fondo. Netikite? Tiesiog atsidarykite abiejų fondų variklius, didžiausių investicijų dešimtukus. Vaizdas jūs nustebins, nes jis beveik identiškas. Tiek viename, tiek kitame fonde karaliauja lygiai tie patys vardai. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon skiriasi tik procentai, bet pagrindiniai aktoriai scenoje tie patys. Įsivaizduokite, tai per maistą. Užsisakai pizzą su sūriu, tai VWCE. Tada paprašai padavėjo užtarkuoti dar papildomai sūrio, tai SPIL. Jei tikėsi, kad nuo to pica stebuklingai virs salotomis, turiu jūs nuvilti. Tu tiesiog gausi tą patį patikalą, tik dvigubai riebesnį. Jei nusiperki VWCE ir šalia dar pridedi SPIL, tu nediversifikuoji, o darai priešingai, koncentruoji riziką. Tiesiog dirbtinai išputi tų pačių 10 įmonių svorį savo portfelyje, moki 2 skirtingus komisinius ir be galo apsunkini valdymą. Taisyklė griežta, bet teisinga. Negalima sėdėti ant 2 kėdžių. Tu pasirenki kryptį. Po ilgų svarstymų atsakysiu atvirai, jei man šiandien reikėtų rinktis tik vieną iš 2 ETF ir jį pamiršti 10-mečiui, aš be dvejonių rinkčiausi pasaulio kryptį VWCE. Kodėl ne pigesnis ir pastaruoju metu pelningesnis S&P 500? Nes aš investuoju ne tam, kad jaudinčiausi, o tam, kad gyvenčiau. Taip,
87 procentai per 5 metus skamba geriau nei 77 procentai. Bet aš puikiai suprantu, kad medžiai iki dangaus neauga. Jei JAV ištiktų politinė krizė ar toliau tęstųsi dolerio nuvertėjimas, aš nenoriu, kad mano visos investicijos priklausytų nuo vienos šalies nuotaikų. Tačiau turiu būti su jumis visiškai atvira. Mano realus portfelis atrodo šiek tiek kitaip. Aš pasirinkau pažengusiojo kelią. Pati konstruoju savo viso pasaulio fondą iš atskirų detalių, įskaitant ir tą patį SPIL, kad sutaupyčiau mokesčius ir turėčiau pilną kontrolę. Tai reikalauja daugiau darbo, skaičiavimo ir disciplinos. Bandyti tai daryti pačiam, lyg konstruoti automobilį garaže, kai gali tiesiog nusipirkti jau važiuojantį. Tačiau grįžtant prie esmės, nesvarbu, ar renkatės vieną fondą, ar konstruojate patys. Mano filosofija išlieka ta pati. Plati diversifikacija. Aš nenoriu spėlioti, kas bus nugalėtojas. Aš noriu turėti visą lenktynių trasą. Tai mano kelias į ramesnį miegą. O dabar iššūkis tau. Kai žiūri į šios skaičius, 87 procentai prieš 77 procentus. Kas tau svarbiau? Ar maksimalus potencialas su JAV vėliava, rizikuojant didesniais kalneliais, ar ramybė, turint visą pasaulį kišenėje? Pasidalink komentaruose. Man be galo įdomu pamatyti, kuri stovykla mūsų bendruomenėje laimės. O jei įdomu, kaip konstruočiau portfelį nuo nulio, pabaigoje paliksiu nuorodą į epizodą. Iki kito karto.